sėkmingai apsiginti reikia vienytis. Reikia vienytis. Reikia vienytis. Norint sėkmingai apsiginti, reikia vienytis. Norint sėkmingai apsiginti, reikia vienytis. Sveiki, ekspertai EU studija laida 2K+ tiesiogiai. Pradedam. Pamenat, Lietuvoje buvo toks išsireiškimas pedofilų klanas. Ir kurie taip sakydavo, aišku, automatiškai būdavo teisingų žmonių išjuokiami. Šiandien štai taip atrodo mūsų šios dienos anonsas. Pedofilai, Kapčiamiestis, Ulbinaitė Krupovič, tai ta moteris, kuri kovoja su priešo dezinformacija, ir faktų tikrintojai, o štai pats anonsas ekspertai EU tinklalapyje vadinasi taip: pedofilai, Ulbinaitė, Kapčiamiestis ir faktų tikrintojai. Kas vyksta? Vėl Kremliaus ranka. Iš tikrųjų, pasiklausius Lietuvos analizių analitikų, gali atrodyti, kad prie viso šito reikalo tarptautinės pedofilijos, prekybos žmonėmis prisidėjo Kremlius. Bet čia pasiklausius mūsų analizių analitikų ir įvairių mokslininkų. Ir mes pabandysime tiesiog šiandien tai panagrinėti. Taigi, pedofilai, Kapčiamiestis, faktų tikrintojai. Ir vėl nežino, nuo ko pradėti. Gal pradėkim vis tik tai nuo svarbios politinės žinios. O svarbi politinė žinia yra ta, jog Nausėdos Budrys skubiai išvyko į Vašingtoną, kur aptars transatlantinės vienybės stiprinimą ir hibridinių balionų atakas. Ten iškvietė į Vašingtoną visus panašius tokius kaip Nausėdos Budrys. Veikiausiai bus duotos kažkokios instrukcijos, kažkokiais klausimais. Labai daug tokių panašių į Nausėdos Budrius susirinks. Tai savaime suprantama, tie, kurie nors šiek tiek domisi politika, turbūt supranta, kad kai amerikiečiai pasikviečia, tai jie ne išklausyti nuomonės kažkokios nori. Jie ir taip viską žino. Jie tiesiog suteikia tam tikras instrukcijas, kurias reikia vykdyti. Lietuvoje tai vadinama neretai rekomendacijomis. Diplomatiškiau skamba, nes rekomendacija tai neliepimas kažkoks, tiesiog rekomendacija. Tai pažiūrėsim, ką parveš Nausėdos Budrys, mes plačiau apie tai šiandien nesikalbėsime ir pradėkime, taip dabar bepliurbdamas pagalvoju, vis tik tai nuo pedofilijos. Pedofilija ir Lietuva. Vakar, kai tik tai grįžau po laidos namo, dar kažką padariau ir buvo transliuojama viena svarbiausių informacinių laidų Lietuvoje, LRT Forumas, kurią veda Akylas LT įkūrėjas, žurnalistas Edmundas Jakilaitis.
tai žmogus patriotas, šaulys, na, visą tai mes žinome. Tema buvo toje laidoje, na, aišku, labai svarbi. Tai yra Jeffrey Epsteino failai paviešinti apie visą šitą reikalą. Tai vakar vakare apie tai kalbėjo, šiandien LRT, man atrodo, aktualijų studija, tai vadinasi radio laida, ten irgi vien apie tai ir rašo vien apie tai. Labai svarbi ši tema pedofilijos Lietuvoje ir kas yra įdomu, apie tai ne tik kalbama valandom, bet jau galima pasakyti, apie tai kalbama jau dienom, be sustojimo. Įdomu pažymėti, kad jau yra paskelbtos kelios pavardės tose sąrašuose, kažkokia ten balerina, kažkoks ten renginių organizatorius, dar ten kažkas, tokie iš meno, iš po pasaulio turbūt žmonės, paskelbti. Tai paskelbti ir štai net ir leidinys Respublika apie tai rašo, Jeffrey Epsteino, nors reiktų sakyti Epsteino, dokumentuose ir lietuvių pavardės. Ir čia matom kažkokie lietuviai aprašyti, čia ką paviešino, taip toliau, kad nusikaltėlis tas Epsteinas nesulaukė teismo dėja, pasimirė kalėjime, sako nusižudė. Ir yra pavardės, man tos pavardės nelabai daug ką sako, kažkoks Petreikis, įstaiga, baleto teatras turi, jo žmona, neva tai palikimą gavo dar iš Epsteino to 3 milijonus ar kiek, neva tai atsisako to kažkodėl palikimo, kurį gavo. Ir taip toliau, ir taip toliau. Ir labai kruopščiai ir daug visą tai aprašoma. Žinoma dar ir tai, kad tos pavardės, daug tų pavardžių dar yra užtušuotų, niekas jų tų pavardžių nežino, kaip ten iš tikrųjų yra. Šią progą, sakyčiau, toks straipsnis Respublikos labiau primena Elto stilių, taip, ką visi tai ir jie skelbė. Aišku, šią progą atsirado publikacija ir ekspertai. Jisai vadinasi, neskubėkime mojuoti pedofiliją. Tautinis ūsas, Landsbergių Bartoševičius, amerikiečių Epstein. Ir straipsnį parašė jautrių situacijų tyrėjas Birka Varlamėjus. Ir štai čia mes matome ir Kasčiūną, o šalia Ūsą, amžinatilsį. Čia jau per jo laidotuvės tokia nuotrauka stovėjo. Ir kągi skelbė apie Ūsą tąsyk. Tada atsimenat, Ūsas tai garsios pedofilius ir žudimų istorijos veikėjas, vienas pagrindinių veikėjų, dėja jis pasimirė baloje. Važiavo, sakė tuometinis ir teisingumo ministras, Remigijus Šimašius matė, kaip važiavo Ūsas keturračiu, ir atsitiko nelaimė, prigėrė baloje. Bet kas paaiškėjo po Ūso mirties? Štai net ir Kauno diena čia rašė. Andrius Ūsas tapo pedofilų klano auka. Kitaip tariant, žmogus buvo neteisingai kaltinamas, nors koks buvo triukšmas, koks buvo ažiotažas. Pasižiūrėkim toliau. Tikrai garsus Landsbergių partijos atstovas Kristijonas Bartoševičius, Seimo narys, dirbęs visų mūsų geroviai, mūsų naudai, irgi įsivėlė į skandalą. Ar buvo įveltas? Taip, teismas jau nuteisė, nutartis įsigaliojo, bet dar laukia apeliacija, o po to galbūt ir kasacija. Todėl irgi neskubėkime smerkti. Lygiai taip pat kaip ir Ūso atveju gali paaiškėti, kad Kristijonas Bartoševičius nekaltas. Įveltas buvo tik tai visą šitą pedofilijos verpetą. Ir štai čia dešinėje, man atrodo, čia tas Britanijos princas kažkoks, Epsteinas. Dėja jau irgi amžinatilsi, bet vėlgi neskubėkime smerkti, nes galiausiai gali paaiškėti. Gali paaiškėti, kad žmogus visiškai nekaltas, kad tai buvo tiesiog geras verslininkas, filantropas, atviros širdies žmogus. Žodžiu, apie visą tai jūs rasite štai šioje analitinėje analizėje, kurią, kaip jau minėjau, parašė jautrių situacijų tyrėjas Birka Varlamėjus. Kas vyksta toliau ir kokios mintis man yra šio klausimu? Be abejo, įspūdį daro tokia reakcija į visą šitą reikalą. Tikrai labai didelė reakcija. Kalbama, kaip jau sakau, ne valandomis, o dienomis apie tai, apie visą šitą nutikimą.
spėliojama, kokiosgi dar galėtų būti pavardės. Prisipažinsiu atvirai, tų menininkų ir panašių veikėjų pavardės manęs absoliučiai nedomina. Ten gavo tą paramą kokią balerina, buvo ten kokioj saloj, nebuvo ten kokioj saloj, darinka ten, man visiškai neįdomu. Turbūt visi supranta ir kitose pasaulio valstybėse turbūt supranta, kad čia pats įdomiausias reikalas, kokiegi politikai yra į tai įsivėlę. Nes kalbant paprasčiau, tai nėra naujiena. Bent jau aš ir mūsų kanale ši mintis kalbėjo daugelį kartų. Daugelį kartų esu pabrėžęs, kad pasižiūrėjus į Lietuvos politikos lyderius ir į neadekvačius tų lyderių įvairių valdančių veiksmus, tiesiog neadekvačius, sunkiai paaiškinamus sveikų protų, aš visada pažymėdavau, kad tokie žmonės yra stipriai pakabinti ant kompromato, ant gero kablio. Tas kablys yra ne vagystė, ne afera, ne ten milijonas šiandien, ten milijardas jau nieko nereiškia, niekam tai yra neįdomu. Ant pedofilijos kablio pakabintas. Tas politikas, tas verslininkas, tas žinomas visuomenės koks nors veikėjas, kuris ne baletus organizuoja, o kai ką kito. Teisininkas tai gali būti žinomas ir taip toliau. Ir tokie žmonės Lietuvoje yra. Kad tokie žmonės yra, įrodė pedofilijos ir žudimo istorija. Kitaip dar Garliavos istorija, kur buvo ir daug nužudytų, žuvusių žmonių, ir galų gale visų pagrindinių veikėjų nebeliko. Į Nijolės Sadūnaitės klausimą 2018 metais sausio 13 užduotą Seimo salėje tuometiniai prezidentai Daliai Grybauskaitei, premjerui Sauliui Skverneliui ir Seimo pirmininkui Viktorui Pranckiečiui iki šiol neatsakyti, kur yra Deimantė Kedytė ir net nesvarbu, kur jinai yra, ar jinai gyva ir sveika. Ir tąsyk Nijolė Sadūnaitė paprašė tiesiog pateikti neginčiamus įrodymus, kad vaikas yra gyvas ir sveikas. Taip pat būtų įdomu žinot tokią informaciją ir apie jos mamą. Štai ir viskas. Ir jinai prašė, jeigu vis tikrai nebėra gyvųjų tarpe, labai kultūringai paprašė nurodyti kapo vietą, kur būtų galima aplankyti, kas tą nori padaryti. Iki šiol atsakymų nėra. Aš manau, kad tiek, jeigu jau kalbant rimčiau, Epstein istorija su Kauno visa šita istorija, Garliavos istorija, pedofilijos ir žudimų istorija be abejo yra susijusi. Ir dabar tenka laukti, kas čia šitoj istorijai išlys, kokios pavardės pasirodys. Nes dabar tas ažiotažas, jis kai kam galbūt įdomus, man asmeniškai apskritai neįdomus. Tikrai pasikartosiu, kur kokia balerina ar balerūnas dalyvavo ten baliukose ar kažkokiuose projektuose ir jeigu ten užsiminėjo ir kriminalinė veikla, tai ten, tegul prokuratūra tyrė, Lietuvoje tai nenaujiena tokios veikos. Bet tai neįdomu. Įdomiau, kaipgi ta Lietuva kabo, per kokią pedofilinę gyslą yra užkabinta. Lietuva, tiksliau Lietuvos politikos lyderiai ar jų viršininkai tų lyderių. Ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi, atsitiko įdomus dalykas. Išnyko analitiniai, rimti straipsniai. Ir kokiegi tie straipsniai? Ieškant archyvinių pavyzdžių, čia yra iš tikrųjų svarbu pastebėti tokį labai įdomų dėsningumą. Lietuvos žiniasklaida, taip vadinama žiniasklaida, kalbėkime pagarbiai, ilgą laiką vengė pati kelti klausimą apie lietuviškas pavardės, kol jų tiesiogiai neparodė pirštų Jungtinių Amerikos valstijų teisėsauga ar nutekinti dokumentai. Dabar kai kurios pavardės, kelios pavardės jau žinomas. Anksčiau bet kokios užuominos apie lietuviškas pavardės toje vadinamoje Epstein byloje, tame kontekste būdavo nurašomos į taip vadinamo QAnon, tokių sąmokslo teorijų, ten kažkoks skleidikas buvo toks judėjimas, arba vatnikų, taip jau apibendrintai kalbėkim, vatnikų tokį sąmokslo teorijų krepšelį. Ir apie tai
apie tos sąmokslininkus, rašė tie, kurie demaskuoja melą. Yra tokie faktų tikrintojai. Žinot, yra tokie faktų tikrintojai. Delfi faktų tikrintojai, 15 min faktų tikrintojai. Jie patikrindavo faktus, ir paskelbdavo išvadą. Sakydavo, žiūrėkit, kaip meluoja su savo tom sąmokslo teorijom tie vatnikai ir visi kiti panašus. Ir štai pavyzdžiui toks straipsnis buvo. Delfi melo detektoriui. Melas, paviešintas pilnas Jeffrey Epsteino klientų sąrašas, kuriame mirga elito pavardės. O ten jau buvo tam tikri dokumentai nutekėję, gal tas mįslingas kuonuonas ar dar kas nors ištraukė. Bet iš karto buvo sakoma, kad tai yra melas, kad nieko panašaus būti negali, jokių ten juodų sąrašų nėra, knygų nėra ir tiesiog platinama dezinformacija apie Epsteino sąrašus. Ir taip toliau, ir taip toliau. Buvo dar tokia publikacija, skrydžių sąrašų neigimas buvo apie tai publikacija, nes jokių ten skrydžių nebuvo, jokia salas nieko nebuvo. 15 minučių tikrino ir teigia, kad sąrašas, kuriame mirga garsių pavardžių, neturi nieko bendro su Epsteinu. Nieko bendro neturi. Čia patvirtino faktų tikrintojai. Faktų tikrintojai patvirtino. Ir buvo pateikiamas labai reikšmingas argumentas. Buvo taip teigiama, kad platinami klientų sąrašai yra tiesiog žinomų žmonių pavardžių rinkiniai skirti diskredituoti elitą. Visi šitie sąmokslininkai, jie norėjo diskredituoti tą elitą, kur čia pavardės to kažkokio elito jau pirmos pasirodė. Žodžiu, viskas yra melas, jokių sąrašų nebuvo, apskritai nieko nebuvo ir nereikia kreipti dėmesio. Buvo dar toks straipsnis, Epsteinas, vaikai ir elitas. Kodėl tai yra pavojinga sąmokslo teorija? Ir išaiškinta, kodėl ta teorija pavojinga. Jokių vaikų, jokio ten Epsteino ir iš vis apie pedofiliją ir negerus dalykus ten nieko bendro nebuvo. Čia Delfi faktų tikrintojai rašė. Ir taip toliau. Ir dabar mes pasižiūrėkime. Aš atidarau vieną iš šitų Delfi tikrintojų straipsnių ir žiūrėkit, ką mes matome. Epsteinas, vaikai ir elitas. Kodėl tai yra pavojinga sąmokslo teorija? Voila! Puslapis nerastas. Gerai, atsidarykim kitą. Sąrašas, žiūrėkit. Sąrašas, kuriame mirga garsių pavardžių neturi nieko bendro su Epsteinu. Faktų tikrintojai, matot? Tikrai įdomu, nieko nėra. Čia dar labai įdomus straipsnelis 15 minučių, kurį aš minėjau. Žiūrėkit, toks puslapis neegzistuoja. Kaip čia taip atsitiko? Toks puslapis neegzistuoja. 15 minučių tikrina faktus ir žiūrėkit, toks svarbus straipsnis archyvinis. Ir matom čia kažkokį, vabaliuką, ir skaičių 404. Ir pasižiūrėkim, kas atsidaro, kai pasitikrinam dar vieną straipsnį. 15 minučių ir meta, vietoj tų faktų tikrinimo, Latvijos naujų automobilių rinka pirmą pusmetį susitraukė beveik trečdaliu. Norėjom paskaityti apie Epsteiną, tai jau puslapį rado, bet nukreipė į visiškai kitą straipsnį. Ką aš noriu tuo pasakyti? Aš noriu tuo pasakyti, kad tie faktų tikrintojai, kurie irgi nekartą kartojam, ilgai kartojam, kad tie faktų tikrintojai būtent ir atsakingi Lietuvoje už melą ir dezinformaciją. Jie dirba tame fronte, kur skleidžiamas, gaminamas melas, dezinformacija, manipulacijos, įvairiausias smegenų pudrinimas. Tuo ir užsiima Delfi faktų tikrintojai ir 15 minučių
faktų patikrintojai. Jie dabar tas visas publikacijas tiesiog ištrynė, panaikino. Jų jau rasti nebegalima, kur jie teigia, kad tokia informacija dalinasi tik tai vatnikai, aš čia dar nuo savęs pridėčiau, kremlinai, putinistai ir visokie kitokie negeri žmonės. Taigi, į ką čia galima dar atkreipdėmėsi? Aš nežinau, ar jau mes turime prisijungusi žurnalistą Aurimą Dryžių. Man pamojuokite, jeigu jisai yra. Ar yra? Taip, jisai jau yra, tai jeigu galima jį dabar prijungti, pažiūrėsim, koks yra ryšys, ar mes jį gerai girdim. Sveikas, Aurimai. Sveiki, sveiki. O, puikiai tave girdžiu. Aš tikiuosi, tu truputėlį girdėjai, ką aš kalbėjau. Jo, aš girdėjau tavo monologą, tarkim, jo, tavo visą tą paplavą ant Lietuvos, tarkim, jo, kaip tu čia. Taip. Nu, tikrai keista. Ir dabar aš noriu tas, žinai, temas sujungti, nes visa tai yra, ką mes jau seniai ir tu, ir mes nagrinėjom, visą tą dezinformaciją. Ir aš pakartosiu tą savo kertinę frazę, truputėlį nukrypstant nuo Epsteino visų pedofilinių reikalų, kad Lietuvoje apskritai nėra jokios Kremliaus propagandos ir dezinformacijos, jos apskritai nėra. Ir kas tai įrodė? Tai įrodė tie, kurie garsiausiai kalba apie Kremliaus skelbiamą dezinformaciją ir melą ir propagandą. Jie patys tai kūrė, jie kūrė duomenų bazės, jie kažką įsigalvoja, kurpia nesąmonės, o dabar, kaip matome, jie netgi panaikino savo analitinės analizės apie tą Epsteiną ir visą tai, kas su juo yra susiję, kurie žmonės pravardžiavo vienaip ar kitaip, kurie, keldavo tuo metu klausimus, analizuodavo kažkokius nutekėjusius dokumentus, darydavo savo išvadas ir taip toliau. Taigi, kodėl aš čia truputėlį paminėjau žodžius kaip Kremlinas, Putinoidas, kitaip tariant, Rusija. Ogi todėl, kad mūsų analizių analitikai, va šitie faktų tikrintojai ir panašus mokslininkai, jie jau sako, kad Epsteinas galėjo būti ir KGB agentas. Suprask, tai aš tai pasakyčiau, Aurimai, paprašiau, greičiausiai tai Putino dešinioji ranka. Jie jau bando... Tik Putino rankos, tik Putino. Jie jau bando tą nupiešti. Normalu, melagiai, dezinformatoriai, kurie gyvena iš valdiškų pinigų, įvairių schemų ir machinacijų, turbūt šiuo atveju nieko pasakyti negali, bet kas yra akivaizdu, kad kai kam Lietuvoje iš tikrųjų yra labai neramu, nes tai turbūt niekas nežino, kas ten atsiskleis per tuos failus. Ir aš, kaip sakiau, Lietuva pirmiausia, jos politikos lyderiai ir jiems patarnaujantis, pakabinti ant pedofilinio kablio. Ne aferų, ne ten yra smulkmena, pedofilinio kablio. Ir čia mes, Aurimai, jau ir prieinam prie to, apie ką tu tikiuosi priminsi, apie vieną kovos su Rusijos dezinformacija flagmanų Lietuvoje, vieną pagrindinių kovotojų, Daiva Ulbinaitė Krupovič. Daiva Ulbinaitė Krupovič. Kodėl aš sakau Daiva Ulbinaitė Krupovič? Pridedu pavardę Krupovič. Todėl, kad Daiva Ulbinaitė buvo Daiva Krupovič. Apie tai praktiškai niekur nėra informacijos. Jinai dirbo tokiam leidiny Geležinkelininkas. Dirbo 97-98 metais. Ir pasižiūrėjus ir jos biografiją, visiškai atitinka. Pati tuo darbu nesigyrė, bet mes turim informaciją iš pačių artimiausių šaltinių. Taip, kad būtų geriausia, mes kreipsimės ir į Daivą Ulbinaitę, kuri apskritai neatsakinėja į mūsų svarbesnius klausimus, kad jinai tiesiog tą patvirtintų. O kai tą patvirtins, mes turėsime dar papildomų klausimų. Negalvokit, kad mes tik tai tuščiai dėl pavardės kabinėjamės. Tikrai ne. Taigi, aš dabar, Aurimai, perduodu tau žodį. Ir tu primink, kas yra Daiva Ulbinaitė, nes aš kaip suprantu, Lietuvoje reikia laiks nuo laiko priminti tokius dalykus, apie ką žmonės užmiršta. Tai tavo žodis. Jo, tai ačiū, kad pagaliau suteikei man žodį, tarkim, nes tavo monologą aš jau klausau kokį pusvalandį. Taigi, kas yra Daiva Ulbinaitė? Tai Daiva Ulbinaitė valstybės tarnautoja, garbinga
gerbingiausios Lietuvos prezidentės Dalios Grybauskaitės GŽIP patarėja, tarkim, ne? Prisiminkim tą istoriją, kaip nuskambėjo ta Ulbinaitė, tarkim, ne? Tu patarėjo gal ten kelios dešimtys, nieks jų ten pavadžių turbūt neprisimena, tačiau Daiva Ulbinaitė nuskambėjo 2013 metais, kai reikėjo organizuoti informacinę ataką prieš Lietuvą, tarkim. Ir ten buvo tokia istorija, kad, tarkim, kad VSD paruošė pažymėlę, tai kad rusai puls Dalią Grybauskaitę, prasidės visokios informacinės atakos ir ta pažymėlė per Ulbinaitę buvo nutekinta Lietuvos visai propagandiniai, šitam propagandiniam frontui, tarkim, ne, tai yra, tiesiog buvo ta pažyma nutekinta tokiu atviriausiu ir pačiu kvailiausiu būdu, kad paskui net tai pačiai Ulbinaitė aiškintis dėl to, kad jis nutenkino valstybės paslaptį, ne? Tai ir kas išaiškėjo šito proceso metu, tarkim, ne, kad tame nuosprendė, kuriame Ulbinaitė buvo išteisinta, ten teismas pasisakė, kad jinai jokio nusikaltimo nepadarė, atskleisdami valstybės paslaptį, kadangi tai jau nebebuvo valstybės paslaptis, tarkim. Ne? Tačiau pats faktas buvo toksai, kad, tarkim, ten tame nutarty labai išsamiai aprašyta, kaip Ulbinaitė darė tą nusikaltimą, tarkim, ir viskas buvo nufilmuota. Tai yra veiksmas vyko prezidentūroje, vaikščiojo visokie ten VSD-šnikai, ten visokie agentūrininkai, rašytas pažymas, buvo ten visokios strėlkos, visi ruošėsi tai informaciniai atakai, tarkim, ne? Tai, kad, aišku, rusai nežinojo, kad jie ruošė tą ataką prieš Lietuvą, tik tai žinojo VSD ir Grybauskaitė, kurie turėjo, nutekintą informaciją į žiniasklaidą ir pateikti paskui, kad žiūrėk, kad rusai dabar puls Grybauskaitė, tarkim, ne? Tai, nutartyti labai aiškiai, smulkiai papasakoto, kaip Ulbinaitė pasiima tą pažymą, pasidaro jos kopiją prezidentūrą, atlenkiant ten tą kraštą, ant kurio krašto parašyta, tarkim, ten valstybė, ar kažkaip ten konfidencialu, ar valstybės paslaptis, ten užlenkė, kad pasidaro kopiją. Nebelieka, tarkim, ant tos kopijos šitą antspaudo, kad tai yra neva valstybės paslaptis. Ir viskas vyksta viešai, tarkim, toje pačioje prezidentūroje, kur viskas yra filmuojama. Tada Ulbinaitė skambina tokiai Gamušytei, į BNS redaktoriai, ir sako, dabar atvaryk tuose tavo valstybės paslaptį. Damulytė, aišku, atvaro. Tas susitikimas Damulytės, žurnalistės, propagandistės ir tos patarėjos ir Ulbinaitės ant prezidentūros laiptų, jinai paduoda tą pažymėlę, žurnalistė grįžta į savo tą agentūrą iš karto ir išplatina tą informaciją apie tai, kad VSD pranešė, kad rusai to puls Grybauskaitė, tarkim. Ne? Tai va, tai žiūrėjau tokia istorija, pakankamai banali ir nuobodi. Tačiau pats faktas, kad paskui kažkokiu tai būdu šitą lietuvišką teisėsaugą sugebėjo Ulbinaitė patraukti teismą, tarkim, ne? Ir jinai buvo apkaltinta valstybės paslapties atskleidimu, tarkim, ne? Visi puikiai suprantam, kad jinai yra valstybės tarnautoja, negali ten taškytis tom paslaptim į kairę ir į dešinę. Ne? Tai ką aš norėjau pasakyti, tarkim, kad visas tas nusikaltimas buvo nufilmuotas, visi pokalbiai rašyti. Pats faktas, kaip sakoma, akivaizdus, ne? Faktinė lico. Akivaizdus faktas, ir kas? Tai kas? Ta prasme, kad jie ten tęsiasi apylinkės išteisino, apygardos išteisino, aukščiausiasis išteisino. Ir ten buvo labai gudru šitą kolegę, 7, man atrodo, ten tų teisėjai, šių 4 pasakė, kad negal, o 3 parašė atskirai nuomonę, kad čia kažkas vis dėlto negerai. Tačiau Ulbinaitė išteisino to pagrindu, kad jos paskleista pažyma jau nebebuvo paslaptis, tarkim. Nors pagal tos paslapties kvalifikaciją tai buvo labai akivaizdus faktas, kad tai buvo valstybės saugumo pažyma, kuri buvo pažymėta tuo žyma konfidencialu ar ten kažkaip slapta, tarkim. Tai va, Ulbinaitė atliko tokį juodą darbą, tarkim. Na, jinai tiesiog nutekindavo tai, kas naudinga Grybauskaitei, pranešdavo apie tas rusų atakas, apie kurias rusai turbūt neturėjo žalio supratimo,
Ir, žodžiu, veikia tokiam propagandiniam fronte, tarkim. Ne? Jinai toks pilkas kareivėlis, kai reikia padaryti tokį juodą darbą, tarkim, ten pavogti kažkokį pažymą, nunešti ten žurnalistam, atskleisti ir po to apsimesti, kad čia viską. Ir dar labai įdomu, kad, tarkim, kad Ulbinaitė paskui net tam teisme pasisakė, kad jinai didžiuojasi to, ką padarė, tokį padarė žygdarbį. Ir dar kartą tai padarytų, tarkim, jo pasiaukotų vardan Lietuvos. Dar kartą išduotų paslaptį. Jo, išduotų paslaptį. Nu, jinai galvoja, kad, tarkim, tai išduodamai paslaptį jinai padarė žygdarbį. Nu, aišku, jie išteisino, nes kaip taip reikėtų tada klausti jos šefę, kaip ten ta pažyma atsirado apskritai. Ir kas liepė Ulbinaitė tą pažymą nutekinti visai žiniasklaidai, tarkim, ne? Tai, žodžiu, tokia, bitė darbininkė, tarkim, kurios funkcija yra padaryti tai, kai jie liepia Grybauskaitė. Tai visiškai nenuostabu, kad dabar jinai dirba tame pačiame fronte, tarkim, ir dabar pagal jos tas parengtas įstatymo projektą, tarkim, jis dabar, kiek žinau, užstrigo Seime, nes socdemai, dar kaip sako, tu ką visai jau, pagal tą įstatymą Ulbinaitės, tai bet kokia nuomonė, jinai galėtų būti kriminalizuojama, tarkim. Ne? Bet kokią nuomonę, kurią tu paskelbė, pavyzdžiui, tai, ką mes dabar šnekam apie Lietuvos Respubliką, tai yra automatą, mes taptume kriminalais. Ir, žodžiu, tai buvo paskelbta tokia šventa kova prieš dezinformaciją. Tai čia, žinai, įdomu, net supranti, ką be reikalas, čia juk ne esmė, kokia ten buvo paslaptis, ne, koks ten, kas buvo, kokia informacija. Čia netaip svarbu, galėjo būti ten feikinė, ten, nerimta, galėjo būti. Feikinė, ten tiesiog visiškas blefas, tarkim. Ne, tai bet esmė yra tai, kad apskritai, reiškia, šita moteris atskleidė tą paslaptį. Tiesiog po to teismai rado sprendimą, kaip išteisinti, bet tuo pačiu teismai pasakė, aš taip suprantu, kad Valstybės saugumo departamentas yra apskriti dundukai apvalus, kadangi jie nežino, kas tai yra valstybės paslaptis ir kas nėra valstybės paslaptis. Tai tokiu atveju kiekvieną kartą skelbiant tokį dokumentą ir norint suteikti jam slaptumo žymę, reikia kreiptis į teismą. Kad teismas iškart patvirtino, jo, čia yra valstybės paslaptis, tai negalima niekam atskleisti. O čia nėra valstybės paslaptis, taip kaip buvo su Ulbinaitės pažyma. Na, žodžiu, komedija visiška. Taip, komedija visiška, bet aš tik tai norėjau sugrįžti prie tos, kur tu pats minėjai tą visą Epšteino ir Garliavos istoriją, tarkim. Nes aš esu, taip sakant, dantį atkalęs ant visos šitos istorijos, tai žinau visas smulkiausias detalės apie tai. Žinau tai, ko dar daug kas nežino, tarkim. Dabar kaip tik apie tai ir norėjau papasakoti, tarkim. Ne? Prisiminkite, tarkim, nuo ko prasidėjo ta visa tragedija Garliavos, ar ne? Tai buvo Kaune nušautas 2009 metais spalio mėnesį Kauno apygardos teismo teisėjas Furmanavičius Jonas. Aš nepatingėjau nueiti į Vilniaus apygardos teismą ir ten už šitą nusikaltimą buvo nuteistas toksai aklas žmogus Raimondas Ivanauskas, jeigu atsimenat. Taip. Jis atsidėjo 8 metus kalėjimą už tai, kad nesutiko liūdėti prieš Neringą Venckienę, tarkim. Ne? Jam prokurorai pasiūlė dylą, kaip sako Trumpas, kad maždaug tu papasakosi, kad matėjai, kaip Neringa Venckienė Drąsio Kedžiui siūlė žudyti pedofilus ir tada būsi liudininkas. Tačiau Ivanauskas, būdamas padorus žmogus, jis pasakė, kad aš jos Venckienės nesu gyvenime, kad sutikęs ir negaliu liudyti to, ko nėra. Už tai praleido 8 metus kalėjime. Tai aš dabar grįžtu prie Jono Furmanavičiaus nužudimo, tarkim. Aš nepatingėjau nueiti tą Vilniaus apygardos teismą, pasidariau visos tos bylos kopijas. Ir ką jūs galvojate, tarkim, kad ta visa byla yra, buka kvaila klastotė, tarkim, ne, kad ten yra, toj byloje yra trys moteriškės, kurios būtent tos dienos rytą, kai buvo nušautas teisėjas, jos viską matė savo akimis ir stovėjo nuo tų žudikų už kelių metrų. Tarkim. Jos visą tai papasakojo teisme. Trys moteris, jos visos pasakojo tą pačią istoriją. 2 kileriai, vienas sėdėjo prie vairo, kitas išlipo, nušovė teisėją, tiesiog smuko, paskui bandė keltis, priėjo dar šalčių ir paleido kontrolinį šūvį.
Tai viena iš tų moteriškų ten kadangi dėlioška šalia, tai pasako, tarkim, sako, aš stovėjau už 3 metrų nuo to vyruko. Jaunas, sako, gražus bernas, tarkim, dar sako, jų užkalbinti. Bet jis ten stovėjo kažkaip, paskui ta teisė nušovė, jie taip ramiai pasižiūrėta moteriškai į akis ir nuėjo, tarkim, net kaip sakoma, net nekrūpčiodami. Ir dabar 3 tiesioginės liudininkės šito nusikaltimo, jos vienu balsu sako 2 killeriai. Vienas šaudė, kitas sėdėjo prie vairo. Dabar pažiūrim, ką gerbiamas teismas parašo. Gerbiamas teismas parašo, kad žudikas buvo vienas, buvo drąsius Kedys, jis šaudė vienas ir pabėgo. Tai tiesiogiai prieštarauja 3 tiesioginių liudininkų parodymams, kurios visos vienu balsu sako, kad 2 killeriai, ne vienas iš jų nepanašus į Kedį. Ką daro mūsų garbūs prokurorai ir teisėjai? Jie parašo, turbūt ten suklydot, gerbiamos liudininkės, ten buvo turbūt ant tos mašinos, kur atvažiavo killeriai, kažkokia liemenė atspindinti šviesą. Jie taip numuilina, ta liudininkė, tačiau mūsų liudininkas jos kietos moteriškas, tokios matosi, kad, sako, sako, ten ne liemenė. Aš net įsidėmėjau tos liemenės veido bruožus. Ir sakau, ta prasme, kad įrodymas yra, atrodo, visiškai, ta prasme, paneigtas, ar ne? Tie visos tos legendos, kad ten šaudė Kedys, yra blefas, yra melas. Šaudė 2 killeriai profesionalūs žudikai, tarkim, ne? Tai kodėl jų neieško Lietuvos teisėsauga? Klausimas. Aš tai manau, kad dėl to, kad jie vykdė tą specialiųjų tarnybų užsakymą, tarkim, ne? Tačiau pats faktas yra tas, kad vienintelis nuteistasis šitoj byloje, kuris neva padėjo Kedžiui žudyti, tai buvo tas pats Ivanauskas. Jį būtų prikabinę prie bylos, tačiau jis turėjo alibi, tarkim, jis kaip tik tos dienos rytai, jisai buvo ten kažkur, kadangi jis ako tuo metu, ten lyga kažkokia jo, dabar visiškai apakęs, jis buvo tuo metu akių klinikoje, jam darė procedūras, jau niekaip negalėjo prikabinti prie tos bylos, dėl to paliko vieną killerį. O tas liudininkas jas kažkaip numuilina, tarkim, ne? Dabar aš visą šitą bandytų gaują, visą tą prokuratūrą ir visus to teisėjus, Kazlauskienė ten tokia yra, klastotojai kokių retą, tarkim, apygardos teisme, tarkim, jo, kurie bet kokią nesąmonę parašys taip, kaip reikia, tarkim, ne? Tai sakau, kaip turėtų jaustis tokia boba, kurie tyčia pasiunčia 8 metam į kalėjimą visiškai nekaltą žmogų. Aš žinau, kad aš sunkiai įsivaizduoju, tarkim, kaip turėtų jaustis tokia moterėlė, tarkim, kuri žinodama, kad tas žmogus nieko nepadarė, tačiau tyčia įsiunčia į kaliuzę. Ir ten, aišku, tarkim, siūlo jam visokius dylus. Paliudyk prieš Venckienę, tada būsiu liudininkas. Kai atsisako, prasidė nuo skambučio iki skambučio, tarkim, ten nebuvo paleistas anksčiau laiko ne už ką. Nors jokių įrodymų nėra, kaip kartoju. Įrodymai tik tai tokio, dar kita istorija, tarkim, tokio žalimo. Mindaugo žalimo parodymai. O tas žalimas vėlgi išsisuko pagal lietuvišką teisėsaugos klasiką, tarkim. Jį pagauna darant nusikaltimą, tai ta prokurorai pasiūlo jam dylą, apšmeižti, kai nors papasakot kitoj istorijai, ir jis sutinka, už tai išsisuka nuo kaliuzės. Tai žodžiu, tokia istorija, tarkim, lietuviškai visa teisėsauga kaip ant delno, tarkim, ne kaip nulupta, tarkim. Ir aš dabar galvoju, kada sprogstas puolinys, ne? Jau čia nekalbant apie tą, dabar kaip Epšteino visa ta istorija išlindo. Ir gal atkreipė dėmesį, pirmadienį buvo čia per LRT, Jakilaičio laida. Taip, aš apie tai kalbėjau. Ir tokie profesoriai, ten, man atrodo, pamiršau pavardę. Vienintelis rūpestis yra, mes nesuvaldysim situacijos, mes nesuvaldysim kaip garliavos suvaldėm. Vat baimė, kad šitą istoriją kažkaip suvaldė, numuilino, išžudė žmonės, nekaltus pasodino ir dabar sėdim ir akim klapsim ir galvojam, kad čia viskas visi pamiršo tą istoriją. Nepamiršo, gerbimieji. Teks už tai atsakyti, tarkim. Ir aš sakau, tarkim, kad netgi tie teisėjai, kurie išteisino tą patį Andriusą, tarkim, ne, kad
Prisiminkim pagal lietuvišką teisės praktiką, kad vieninteliai įrodymai tokiuose nepilnamečių prievartavimo bylose yra jų pačių parodymai ir medicinės ekspertizės. Ne? Tai ką daro garbūs teisėjai? Tam, kad nereikėtų klausytis tų pačių parodymų kėdytis, jie sako, nereikia net apklausti, nereikia, mes viską taip geriau žinom. Mes pažiūrime lubas ir mes iškart viską nustatom, tarkim, ne? Ir to labiau, kad, tarkim, tų aukų buvo 2. Viena iš jų buvo, vėlgi, aš kalbu faktais, ne? Ekspertizė, išvadose parašyta, kad storoji žarna buvo veikiama kietų bukų daiktų, tarkim, dėl to jinai buvo ten išplatėjusi per daug, per smarkiai, tarkim, ne? Kad maždaug tai buvo tiesiog akivaizdus yra įrodymas vaiko prievartavimo, tarkim, analiniu būdu. Garbūs teisėjai apie tai nieko nepasisakė. Ir prokurorai nieko nepasisakė, nes jie gavo komandą visą tai nuslėpti. Tai aš ir sakau, dėl to, kad gerbėmiai, tas Epšteinas būtų perkelęs tą savo salą į Lietuvą ir jiems čia niekas nebūtų grėsęs, čia būtų tiesiog rojus žemėje, tarkim, nes čia bet kokį nusikaltimą jie prokurorai paslėps, viską uždengs, viskas bus numarinta, viskas bus nugesinta ir uždengta, tarkim. Jie tai garantuoja, tarkim. Čia gera tavo mintis, iš tikrųjų Lietuvoje tą reikėjo daryti, būtų ramekas. Jo reikėjo daryti, niešo nebūtų sulojęs, tarkim. Jeigu būtų sulojęs, būtų jos pakasę visų. Ta sala, žinai, kur galėjo būti, kur Neringa yra, žinai, toks pusėsalis. Gražu ten saugu, ten tuščia, nieko nėra. Ir visa kita, tai va. Ir vis tiek, tarkim, tie galai lenda, tarkim, ne, bet sako, kaip sudėdė visą tą mozaiką, ne? Furmanavičiaus nužudymas, 2 killeriai. Nekaltas žmogus atsėdėjo 8 metus. Viskas yra suklastuota. Vaikai išprievartauti. Jų prievartą patvirtina ekspertizės aktai, kur parašyta, kad veikia storoji žarna kietų bukų daiktų. Antros kėdytės parodymus patvirtino teismo psichiatrinė ekspertizė, kurie parašė, kad jinai nemeluoja. Nu ir ką? Tai nieko neįrodo, gerbėmieji, visiškai nieko. Net jeigu į teismą pristatomas vaikas išprievartautas, išdraskytų užpakalių, tai mūsų lietuviškai teisėsaugai nieko nereiškia. Jis ten pats gal kažkaip tipo susidraskė tą užpakalį. Tai aš ir sakau, aš visą laiką pabrėžiu, kad Lietuvos teisinė sistema yra pati kruviniausia mafija. Ir, kažkol jinai dar šitą patį, kol jinai klėsties nebus šitoje Lietuvoje jokio gyvenimo, tarkim. Dar reikia kažkaip tą prokuratūrą, visus teisėjus, juos kažkaip reikia, jau su jais reikia spręsti tą klausimą, nes jau tokius daro bespridėlus, tarkim, kad aš net sunku man žodžiais apsakyti, tarkim, čia tokia yra mafija, kad bet kokia itališka yra joko žaidimas, tarkim, prieš lietuvišką šitą teisinę sistemą. Tai va, toks mano pastebėjimas, tarkim, sakau, ir aš kalbuosi dabar su tai žmonėm, ar ne? Tais visais tos visos istorijos, kurie dar liko gyvi, tarkim, ne? Su to pačiu Ivanausku Raimundu. Tai jį dabar paleistas, ten su to savo sūnum praleidžia laiką, tarkim. Nieko nenori žinoti apie tą visą istoriją. Aš jam prašiau, gal galėtum sako, tam nori tik pamiršti, ko greičiau visą. Tai jam tiesiog, kiek dar liko laiko gyventi, jis dar nori pagyventi. Bet sakau, tie kraupūs nusikaltimai, kurios padarė Lietuvos teisėsauga, jie turės būti išaiškinti. Per daug viskas yra brutalu ir per daug, kaip pasakyti, Ne, per daug viskas akivaizdu, netgi tai, ką aš parodžiau, kaip jie dabar naikina savo tie faktų tikrintojai savo informaciją apie Epsteiną, kaip jie prasivardžiuodavo, vadindavo. Trina viską, taip, tai čia aš sakau, ir ta lietuviška teisinė sistema, jinai tokia buvo, iki Grybauskaitės, jinai nebuvo tokia supuvus, suprantat. Čia tik tai iki Grybauskaitės aš irgi ten vaikščiau teismus, žinau, kad jie tą teisingumą daugiau ir mažiau rasi. Tačiau, kai atėjo dalyti, viskas pasikeitė. Dabar visi nusikaltimai daroma prisidengiant taip vadinamo teismų nepriklausomybę. Mes nepriklausomi nuo įstatymų. Taip. Dėl to darom, ką norim. Taip, būtent. Ir būtent šitie veikėjai, apie ką mes kalbėjome, apie tą Daivą Ulbinaitę,
jie, akivaizdu, jie labiausiai kovoja su dezinformacija, apie tai kalba kiekvieną dieną, bet pasikartosiu, jie patys ir kūrė tą dezinformaciją. Ką aš dabar pasakoju, tai supranta, tai turėtų būti bet kokioje valstybėje, turėtų būti bent jau pradėtas tyrimas, bent jau tie visi dalykai, išsiunčiau tos visus įrodymus Seimo antikorupcijos komisijai. Praeitos kadencijos ir šitos. Praeitos kadencijos jie nagrinėjo 3 minutės tą visą bylą. Pasakė, kad teismai pasisakė, jau mums nebeįdomu. Pateikė įrodymus, kad viskas yra suklastota. Absoliučiai viskas ir bukai, kvailai, idiotiškai suklastota. Bet kuris teisėjas paneigtų ir taip toliau. Bet jie šito bijo, tarkim. Visą tai, ką aš pasakoju, automatų dezinformacija ir taip toliau. Nes tai yra tiesiog Lietuvos valstybės kronika. Aš tikiuosi, kad visi šitie nusikaltimai bus išaiškinti. Tikėtis reikia, bet, kaip sakoma, prie šito teks ir nemažai padirbėti. Žmonės tą turi suprasti. Ir pavyzdžiui, štai, gal palikime jau tą Ulbinaitę, aš nenoriu kalbėti, mes dar ją ilgai minėsim. Ir aš noriu truputėlį peršokti prie kito tokio failo rezonansinio, tai prie Kapčiamiesčio karinio poligono. Ir šiandien atsirado publikacija ir ekspertai EU. Prieš Kapčiamiesčio karinį poligoną pasisako robotai iš Afrikos ir Azijos, bet tie robotai jau yra demaskuoti, tie įvairūs faktų tikrintojai, tyrėjai, Indrės Makaraitytės lygio, jie demaskavo tos robotus ir kovoja su tais robotais ir toliau, apie tai yra visa publikacija. Reikia pažymėti, atkreipiu dėmesį, kariniam poligonui Kapčiamiestyje taip, sako, visos be išimties frakcijos Seime, jie balsuos už. Taip, kad čia bus įdomu. Visi pasisako. Netgi mišri frakcija. Aš girdėjau mišrios frakcijos atstovą, Vytautas Sinica, jis irgi sako, kad poligonai yra reikalingi. Visi kaip vienas sako, kad poligonai yra reikalingi, o realiai, ką mes suprantam, kad daromas nusikaltimas nieko bendro, apskritai nieko bendro neturinti su Lietuvos gyventojų saugumu, su valstybės saugumu. Bet aš tau perleidžiu žodį, ką tu apie tai manai? Kirsk dėl karinio poligono, nes dar pas mus nepasisakė šio klausimu. Kad mūsų, ta prasme, kad jau tas klausimas yra nuspręstas, kad mes būsime verti į karą, tarkim, ne? Klausimas tik kada, tarkim, ne, ir kokią formą. Tai, kadangi, tas poligonas yra vienas iš tų sudėtinio šito plano dalių, tarkim, ne, ir kad jį dabar mirtinai reikia ten dislokuoto tą vokiečių brigadą, ir tarkim, ten mes kažkodėl galvojam, kad tos vokiečius mes pirmiausiai išsudegėtum tam fronte. Nors aš labai abejoju, jie tokie bus idiotai, manau, jie evakuosis laiku. Jie pirmieji evakuosis, taip. Evakuosis pirmieji, nes jie čia ne jų karas, tarkim. Tačiau faktas yra tas, kad jau nuspręsta, kad Lietuva bus paaukota šitame kare su Rusija. Ir šitos aplinkybės visas kaip tik tai įrodo, tarkim, kad Seime neatsiranda ne vieno. Net žiūrėkit, toj pačioj Radoj, tarkim, Ukrainai, dabar, kai Rusai atjungė visą šildymą elektrą ir Ukraina baigėsi, taip, labai greitai, tarkim, Net Radoje atsirado ten žmonių, kurie sako, užtenka, gal tą Zelenskį atiduokim tą Donbasą, ten Rusam tegu turi, palikit mus ramybėj, tarkim. Tačiau Zelenskui tas karas mirtinai reikalingas, tarkim, nes kitaip visi automatų praranda valdžią, tarkim. Taip, atsakau, vienintelis žmogus, kuriam reikia karo, taip yra mūsų didysis didžiavyris Vladimiras Zelenskis, kuris į Vilnių atvažiavo ir buvo šiltai pasitiktas ir išbučiuotas Nausėdos. Ir taip toliau, tai aš ir sakau, tarkim, kad tas Zelenskis galvotų apie savo tautą, tarkim, kokias kančias reikia iškęsti tiem žmogeliam, tarkim, negyvena ten mėnesiais apšaudomėm ir nešaldomose būstose ir taip toliau, tai parodo, kas mūsų laukia, tarkim, ne, kad ten mūsų laukia tas pats. Ir nežinau, kaip dabar, ką patartiem žmonėm pabėgti greičiau, tarkim, čia gudriausiai pabėgo, tarkim, jau, bet pats faktas yra tas, kad aš nemanau, kad dabar ten šitie visi planuotojai pasimetė, tarkim, dėl to, kad, kaip ten buvo iš pradžių galvota, kad Amerika mums padės, Amerika dabar nebepadės. Aišku, kad
Ir ką dabar daryti, tarkim, nenori ir neturi potencijos nei kareivių ir kažkokią tai formą reikia tos rusus vis tiek nugalėti, nes ta pergalė prieš Rusiją tai yra mūsų valstybės valstybingumo pagrindas. Mes turim nugalėti rusus, tai mums įkalta į DNR, tarkim. Nuo gimimo mes per teleką žiūrim, per teleką ir klausom, kaip Rusiją mes padalinsim ir nugalėsim mūšio lauke. Tai aš ir sakau, tai yra mūsų valstybingumo pagrindas. Ir nieks nebando kalbėti apie tai, kad gal pabandom su jais kažkaip draugiškai gyventi, tarkim, nekariauti, nemokyti. Nieks apie tai nešneka, tarkim, tokia nuomonė priimama kaip agento, įtakos agento nuomonė, tarkim. Tai dėl to aš sakau, kad Lietuvos likimas mano galva yra nulemtas, yra, kad mes būsim paaukoti šitame kare, kaip Ukraina. Ukraina jau baigėsi labai greit, tam, kad kažkaip ją išsaugoti, tai reikės atidaryti antrą frontą, tarkim. Kada tai bus padaryta, nežinau. Taip, matysim, kaip čia bus. Kol kas viskas eina į vieną pusę, be jokios abejonės, ir viskas eina pagal planą, ir sprendimai tikrai nebus keičiami, tas yra akivaizdu. Seimas irgi balsuos už tą poligoną, bet kaip susiklosti, sunku pasakyti galutiniam rezultate, kadangi iš tikrųjų jiems, tiems Lietuvos politikos lyderiams, taip vadinamiems, situacija nėra palanki, ir plus dar tie Epsteino failai, atsiprašant, tie pedofiliniai, ir iš vis neaišku, kuo čia viskas baigsis. Visi nemalonumai, kaip sakoma, į vieną krūvą suvažiavo. Bet žinai, pabaigai aš dabar kviečiu tave pasiklausyti tokios neilgos ištraukos, kai buvęs krašto apsaugos ministras Audrius Butkevičius atskleidė, patvirtino, kas toks yra istorikas Algimantas Kasparavičius. Pasiklausykim. Trumpas iš tikrųjų daro pernelyg daug klaidų, kurios yra panašinančios jį į šviesios atminties Baideną. Čia prie Trumpo daug nesustokim, Audry, nes nieko jis nepadarė, tačiau, tarkim, jeigu tu tvirtini, kad yra kažkokie tai Trumpo sąmonės patamsėjimai, tai aš tau pasakysiu, kad tie patamsėjimai randa labai didelį obalsį Lietuvoje. Mūsų taip mėgstamas istorikas, jisai, reiškia, labai džiaugiasi ir deklaruoja, kad Trumpas metė mus gyventi su rusais taip, kaip mes gyvenom tūkstantmečiais. Trumpas ir jo administracijos žmonės, tiek valstybės sekretorius Marko Rubio, tiek mano minėtas viceprezidentas labai aiškiai žinia siunčia Europai, kad kaip ten bebūtų, bet Rusijos iš Europos ir Eurasijos žemėlapio į mėnulį iškelti nepavyks ir jums teks gyventi taip su Rusija, taip ar panašiai, kaip jūs gyvenate keletą tūkstančių metų iki pastarųjų laikotarpių. Tai čia yra tokie, žiūrint labai plačiais tokiais tarpais, vertinant ir žiūrint, ir praktiškai galima sakyti, baigiant, kad Trumpas permetė kamuolį Europą ir dabar Europa turi su tuo kamuoliu nuspręsti, ką jinai daryti. Jinai peržais situaciją, jinai toliau užsispyrusi laikysis. Visa kita yra detalės. Grenlandija, tenai, žodžiu, Kanada, karas Ukraina ir panašiai yra tos globalaus geopolitinio, ideologinio žemėlapio, yra tam tikros dalys. Aš nesakau, kad jos nėra svarbios, jos yra labai svarbios ir reikšmingos, bet tai yra detalės. Grenlandija ir visa kita yra detalės ir mes dabar turime laimingi gyventi su Rusija taip, kaip gyvenom tūkstantmečiais. Tik tai čia Kasparavičius nepaaiškino, ar Vytauto Didžiojo Lietuvoje gyventi, kur, žinai, plovėm arkliam kojas, reiškia, Juodojoje jūroje, ar po trečio Žečpospolitos padalinimo, kuomet buvo uždrausta kalba, naikinama lietuvių tauta. Panašu, kad, kadangi Kasparavičius yra daugiau tos 20-ojo amžiaus istorijos specialistas, tai jam smagiau būtų 19-20. Aišku, šita Rusija tikriausiai. Kalbant apie Kasparavičių. Tai Kasparavičiaus kalbos absoliučiai nieko naujo nėra. Suprantate, ten nauja pas jį tik tai šį kartą užsidėta liemenė. O naujienos tai yra negirdėti. Kasparavičius šį kartą čia pakalbėjo apie geografiją mūsų. Mes ko puikiausiai žinom, kur mes gyvenam.
ir ilgus šimtmečius mūsų protėviai mokėjo dorotis su šita geografijos mums primetamų iššūkių. Ką mes ir privalom padaryti toliau. Pats kalbėjo apie šitą. Galų gale mes turim dabar visai kitą masyvą, netgi tokį, kokio neturėjom tais mūsų ankstyvaisiais amžiais. Mes turim, sakykime, draugiškas tarp jūrio valstybės, Ukraina, Lenkija, ateityje Baltarusija, ir mes turim praktiškai visą Europą kaip savo užnugarį. Todėl kalbėti, kad mes turim atiduoti savo interesus, nuleisti galimybės savo, reiškia, prieš Rusiją yra absoliučiai netikslu. Ir atvirkščiai mes turim išnaudoti tuos, kurie eina greta mūsų, aš turiu omeny europinės visas galimybės, ir atstovėti savo interesus. Tas Kasparavičiaus nuolatinis bandymas pasakyti, kad mes turim ir toliau pasiduoti Rusijos maloniai ir prašyti pas juos mūsų neliesti arba mums ką nors duoti, mane asmeniškai stipriai žeidžia. Aš ne pirmą kartą su juo kalbuosi, aš ne pirmą kartą girdžiu jo tas tokias gaideles, aš jas tiksliai pavadinčiau promaskvietiškas. Ir manau, kad su šituo reikia kovoti, nes jis yra, Putino propagandistas. Net nesislėpdamas jisai, tai net ir vienam iš sorošinių kanalų, Paleckis viskas aišku. Paleckis, ką pasako, bet kas tokio lygio, jisai kinkuoja galvą. Genai matomai. Žiūrėk, aš nemanau, kad reikia šituo atveju liesti Rimvydą Paleckį. Aš pats dalyvauju jo laidose ir tai yra viena iš galimybių pasakyti kitą nuomonę negu tos, kurios yra skleidžiamos. Žinok, bet to jo čia nėra ir jo užsipuldinėti iš tikrųjų nereikia. Aš neužsipuldinėjau. Štai, nežinau, ar buvai tu šitą girdėjęs, tu man labai sunku komentuoti, ekspertai, mes įsidėjom šitą pokalbį, kai argumentai visi baigėsi, kad yra Putino propagandistas, plus dar nauja Lemenė. Pakankamai banalu, bet sakau, bet kalbant apie Audrių Butkevičių, tai jis pavojingas žmogus yra. Prisiminkite tą istoriją, tarkim, ir ta prasme, kad tai jis žodžiais nesišvaisto, tarkim, ne? Prisiminkite, už ką Audriukas sėdo į kalėjimą, tarkim, ne? Tada buvo kandidato į prezidentus Artūro Paulausko rinkimų štabo šefas ir meldžia tos pinigus, tarkim, ne, šitiem rinkimų kampanijai. Vienas iš tų melžimų buvo toksai Klemensas Kirša. Ten kažkokios naftos bendrovės, aš dabar neatsimenu pavadinimo, kažkoks šefas, tarkim, ne, jam iškėlė bylą pagal tą klasiką mūsų, iškėlė bylas prokurorai, ten už kažkokius pinigus, ir tada iš karto pradėjo reikėtuoti daug pinigų. Kirša užsidėjo mikrofoną, nunešė tos pinigus, Audriukos jas pasiėmė ir už tai sėdo į kalėjimą, tarkim, ne? Tai buvo pirmas Seimo narys, kuris pasodintas buvo už kyšininkavimą, tarkim, ne? Ko baigėsi Klemensui Kiršai? Čia kažkaip istorija nutylė, tarkim, tai žmogelis, kuris pakišo Butkevičių. Tai jis labai neilgai gyveno po to, kai Butkevičius buvo paleistas iš kalėjimo. Netikėtai mirė. Tai va tik toks mano pastebėjimas apie Audrių Butkevičių, kad, tarkim, tiesiog žmogelis, kuris žodžiais nesimėto ir reikia tai, kai jisai kalba, girdėti. Aš čia radau straipsnį. Vilniuje šeštadienio rytą savo bute rastas negyvas verslininkas Klemensas Kirša, bankrutavusios bendrovės Dega vadovas. Kirša buvo pagrindinis liudytojas už pasikėsinimą sukčiaus stambiu mastu 98 metais. Aš jūs sakau, tarkim, kad atsargiai su šito žmogum. Bet ten gal širdies smūgis buvo. Taip, matyt. Matai, tu pats irgi patikėjai. Tiesiog smūgis. Arba paspringo. Irgi būna. Tai ką, čia aišku, turbūt daugiau nėra ką komentuoti, kai tokie argumentai, kad promaskvietiškas Putino propagandistas, keista, bet šitam video ten viena graži vieta buvo pačiam gale, jeigu pastebėjai,
kai Arnas Klevečka pradėjo kalbėti apie Rimvydą Paleckį, kad ten pasigenai kažkokie tokie ar anokie, Audrius Butkevičius jį sustabdė, na ir sako, nereikia kalbėti apie žmogų, kurio nėra, bet kažkodėl apie Kasparavičių istoriką kalba, tai lygiai taip pat galėtų bent nuotoliu pasikviesti, kad susidūrimas būtų, nes aš tiesiog stebiu tą kanalą būtent tik dėl šito, kai yra ta laida Audriaus Butkevičiaus ir Arno Klevečkos, vadinasi, man atrodo, du partizanai. Dar turbūt nebuvo nei vienos laidos, kai jie jau pradėjo minėti istoriką Algimantą Kasparavičių, tai būtinai kiekvienoje laidoje turi ant jo pavaryti, kažkaip užkliuvo. O viskas prasidėjo, žinai, nuo ko, nes aš padariau tokį testą, ekspertai EU, tiesiog apklausas organizavau ir paskelbiau, kuris kandidatas taip tiesiog lengvai būtų tinkamas galbūt diskusijai į Lietuvos prezidentus. Ir ten buvo Nausėdos Budrys, buvo ten Landsbergis, ten, nežinau, dar kažkas buvo ir Kasparavičius. Na, aišku, maksimali dauguma balsavo už Kasparavičių ir nuo to anam kanale prasidėjo tokia kritika Kasparavičiaus atžvilgių, bet jinai iš tiesų, man irgi atrodo, kad tokia nekonstruktyvi. Būtų geriau kažkoks konstruktyvumas. Man taip atrodo. Jie, kaip sako, tarkim, kad mes kelis tūkstančius metų sugebėjome išgyventi, ne, šalia Rusijos. Vienaip ar kitaip, blogiau ar geriau, vienais metais geriau, bet tai faktas, kad mes jau nebaturim šitą galimybę arba būdą išgyventi, bet tai dabar sakau, kad paskutinių dešimtmečių mūsų visos politikos esmė yra užkeikimas arba būtent, tarkim, ta neapykanta Rusijai. Panašiai tas pats kelias, kurio eina Ukraina, tarkim, ne, kad visa Ukraina buvo pastatyta ant tos Banderos sektos, ne, kad Bandera naš heroj, Maskalekina Giliakų. Tai aš sakau, tai nėra perspektyvu, mano galva. Aš tau pritariu, man irgi atrodo, kad tai nėra perspektyvu, geriau paieškoti kažkokių perspektyvesnių kelių. Tai ką, šiandien pasakėm, ką norėjom, aš manau, kad pakankamai viskas aišku, bus įdomu stebėti visą šitą pedofilijos istoriją, kadangi, kaip tu labai gerai pastebėjai, tikrai čia esant Lietuvoje šitiem veikėjams, kurie sėkmingai suvaldė pedofilijos išžudimų, Garliavos istoriją, jiems tikrai bus sudėtingiau suvaldyti tą Epsteino istoriją, nes jinai tik prasideda ir tos kelios pavardės, kaip aš minėjau, ten balerinos, menininkų ir ten kažkokių vadybininkų, patikėkite, nelabai ką domina. Bent jau mūsų, aš manau, ir tave, Aurimai, nelabai domina, mes lauksim tokių rimtesnių pavardžių. Aš dar vienas pastebėjimas, tarkim, ne dėl ko, tarkim, dabar tie visi failai buvo paskelbti, tarkim, ten tie Twitter labai aiškiai, ten Hebra dalinasi savo nuomonėm, tarkim, iš esmės eina kalba apie tai, kad Izraelio reikia, kad Amerika užpultų Iraną, tarkim, ne? Ir jį sunaikintų, tarkim, ne? Tai tas paviešinimas su failu buvo įspėjimas Trumpui, kad jeigu tu nepulsi Irano, mes tave sunaikinsim. Tai yra mes, yra Izraelis, žydų valstybė. Tai šiaip viskas labai logiškai. Gal ir taip, bet man šitoj vietoj, tiesą sakant, Trumpas, aišku, tai labai įdomu ir svarbu, bet mažiau rūpi negu čia mūsų lokalūs vietiniai reikalai. Tai tiek šiandien, ačiū už tai, kad žiūrėjot, ačiū, kad palaikot mūsų veiklą ir iki. Viso. Man rūpi jūsų sveikata ir gyvybė. Reikia vėlytis. Žalioj girioj stadalėlis, tai slaunas medelis, tai slaunas medelis. Pas motulį pašerdelį, tai slauna dukrelė, tai slauna dukrelė. Aukštas dangos šviesios žvaigždės, švieskit man kelią,
jokį pasmergia. Ar iškėtėlį garbuonėlį. Lietuva yra vėl užkariauta. Kitų būdų. Štai ką reikia suprasti. Lietuvai reikalingas išsivadavimas. Apie pandemiją daugiau kalbėsime mažorinę, o ne minorinę natą. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pasibaigus protestui Facebook'e paskelbė, kad gyventojai iš namų išvaryti nebus, bet poligonas Kapčiamiestyje bus. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pasibaigus protestui Facebook'e paskelbė, kad gyventojai iš namų išvaryti nebus, bet poligonas Kapčiamiestyje bus. Lietuva yra vėl užkariauta. Kitų būdų. Štai ką reikia suprasti. Lietuvai reikalingas išsivadavimas. Apie pandemiją daugiau kalbėsime mažorinę, o ne minorinę natą.